Na kągi, norėčiau pasidžiaugti dar vienu užbaigtų projektu mūsų, tai automobilis Kia Ceed 2020 metų 1.6 dizelinių 100 kW varikliu su automatinė pavarų dėžė ir žinoma vienu išskirtiniu bruožu, tai balto perlo spalvos ir GT Line komplektacijos. Šį automobilį paėdėjome surasti, nupirkti ir parvežti klientų tiesiogiai iš pačios Danijos. Automobilis buvo pirktas su defektu, buvo brauktas visas kairys šonas. Matėte mūsų ankstesnį video iš automobilių dažymo kameros, ten plačiau pakomentavau, kas buvo remontuota, kas keičiama, na ir taip toliau. O šiandien automobilis jau yra pilnai paruoštas atiduoti, pilnai suremontuotas ir paruoštas atiduoti mūsų klientui. Visi automobilio remonto darbai buvo atliekami pas mus Gauto servise. Visi surinkimo darbai, vienu žodžiu, iki pačio galo klientas atvažiuos šiandieną tik tai užsidėti, kaip sakau, valstybinius numerio ženklus. Tai remontai visi atlikti tvarkingai, dažymo kokybė tikrai gera, tvarkinga. Pats automobilio vidus galite matyti viskas kaip nauja. Automobilis yra pravažiavęs 43 000 kilometrų, tai kągi rida tikrai yra įspūdinga. Galinė automobilio dalis, matome salonas, bagažinės skyrius. Dar keli tokie įdomus momentai, tai nėra dar netgi nuo atidarimo rankenėlių lipdukai gamykliniai nuimti, taip pat ir ant priekinio saulės skydelio dar atstovi gamyklinis lipdukas. Na, automobilio stovis tikrai labai geras. Aišku, parduotas buvo dėl defekto, bet defektas sėkmingai pašalintas, sutvarkytas. Na ir klientas tikrai be problemų, manau, važinėso šiuo automobiliu visiems atliktiems darbams, bei žinoma pačiam automobiliui suteikėme 1 mėnesio garantiją. Tai kągi, palinkėsime taip pat gero kelio su naujoju šio pirkiniu Kia Ceed 2020 metų.